Taigi, mes grįžtame į studiją, kur kalbame su Žemės ūkio viceministru Aušriu Macijausku. Na, prieš reklamą mes kalbėjome apie keletą dalykų ir apie jūsų partijos kolegos įdarbinimo istoriją Kėdainiuose ir apie išmanaus telefono atsiradimo istoriją. Na, tiesą sakant, aš taip ir nesupratau, kaip įmanoma, kad kompiuterinė įranga ir 100 000 litų kainuojančiais kompiuterinės įrangos dalykais prekiaujanti bendrovė staiga parduotų 3 mobiliuosius telefonus nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kurių vienas atsirastų pas jūs. Tiesą sakant, aš tokio dalyko jisai skamba tikrai nelogiškai, bet vis dėlto, grįžtant prie Vygimanto Kisieliaus įdarbinimo, kurio šio istorijoje jūs įtariamas, kaip sakėte, dokumentų klastojimo. Jūs šį žmogų, aišku, pažįstate daugybę metų. Na, ne daugybę metų, bet pažįstu. Jis irgi yra Tėvynės sąjungos narys nuo 93 metų. Nėra didelis miestas, visi kėdainiečiai vienas kitą pažįsta. Šis žmogus yra buvęs ir Kėdainių rajono meru. Aš tikrai pažįstu to labiau, kad jis yra buvęs Kėdainių meru ir aš jį labai gerbiu, nes būdamas Kėdainių meru tikrai padarė daugybę darbų per 2 metus, daugiau padarė negu visi merai kartu sudėjus. Šiluminę trasą atvedė iš Lifosos į Kėdainius ir dabar mes užtat galime naudotis Lifosos šilumą ir pastatė nugeležinimo stotį Kėdainius ir dabar mes galime vandenį vartoti gėrimui ir drabužių skalbimui. Iki to kėdainiečiai to daryti negalėjo. Taigi pagrindiniai darbai. Daugiau niekas tokių didelių, grandiozinių projektų negyvendino. Tai štai už tai šis žmogus jūsų nuomonė buvo vertas prie konkurso perkeliamas iš veterinarijos tarnybos į nacionalinę... Tikrai manau, kad perkeltas iš veterinarijos tarnybos į nacionalinę žemės tarnybą jis buvo nepažeidžiant jokių įstatymų. Tai yra tikrai, nes tyrimas dėl to net nevykdomas, vykdomas tik tai dėl to, kaip jis buvo įdarbintas veterinarijos tarnybui. Ir tikrai tas žmogus per kelias savo darbo savaitės įrodė, kad pilnai susitvarko su pareigom. Aš susitikinėjau su ūkininkais seniūnijose ir matau, ir ūkininkai dėkoja, sako, na pagaliau pajudėjo reikalai, pagaliau mano mama atgavo žemę, pagaliau aš susitvarkiau leidimą statybom. Verslininkai dėkoja, sako, metų metais vilkinamos buvo bylos, negalėjau pradėti naujo cecho statybos. Kisielius tik pradėjo dirbti, viskas pajudėjo. Iš kitos pusės, Kisielius pradėjo rašyti raštus į ministeriją apie blogus dalykus, kurie dėjosi Kėdainių žemėtvarkos skyriuje. Ir mes tą informaciją turim ir dabar teisininkai vertina, ką su juo toliau daryti, galbūt perduoda bus į teisėsaugos instituciją. Bet taip dažniausiai visada atsitinka, kada vienos partijos atstovas ateina į vadovauti įstaigai, kuriai vadovavo kitos partijos atstovai. Tai nebuvo ten jokių atstovų ir šitas partijos atstovas, nemanau, kad čia pagal partinį principą, tai tikrai yra kompetentingas žmogus, niekas negali to užginčyti, bet noriu pasakyti, kad tikrai Kėdainiuose buvo nepatenkintų žmonių jo veikla, nors dauguma buvo patenkintų, bet vienas kitas tikrai nebuvo patenkintas dėl to. Ir tie nepatenkinti rašė skundus, bombardavo visas teisėsaugos saugos institucijas, galų gale buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Na, jeigu rašoma kažkokie baisus dalykai, kad čia buvo protegavimas, lėpimai, spaudimai, tai pareigūnai privalo tirti. Na gerai, tai jūs matėt bylą? Jums parodyta, kas yra viso labo skundas, ar jūs žinot, kad yra, ar jūsų nurodymas, tarkim, kažką... Žinau, kad nurodymo nėra, nes tokio nebuvo. Na gerai. Tai tą tikrai žinau. Jūs nieko nesat prašęs priimti šį žmogų į darbą. Apie tą žmogų aš esu kalbėjęs ir sakęs, kad jeigu yra laisva vieta, tai tikrai yra kompetentingas žmogus, kuris galėtų prisidėti prie valstybės kūrimo. Ką jūs tai sakėt? Sakiau daugeliu žmonių ir kiekvieną dieną tą darau. Į mane kreipiasi daugybė žmonių iš įvairiausių rajonų, iš provincijos, kur tikrai berdarbystė šiuo metu ir žmonės darbo neturi. Tai daug susilaukiu. Bet darbo neturi ne vien Tėvynės sąjungos nariai. Tai mes nežiūrim pagal partinį principą. Jeigu žmogus matau kompetentingas, tai tikrai aš bandau jį surasti jam tarnybą. Ir čia nematau nieko nusikalstamo. Aišku, nepažeidžiant įstatymų. Pagal visą tvarką. Jeigu reikia konkurso, konkursas. Konkurso nereikia konkurso, bet už tai aš negaliu atsakyti, kaip pareigūnai jau tam tikrose įstaigose susitvarko su tų konkursų pravedimu. Ir aš negaliu to kontroliuoti. Aš negaliu stebėti kiekvieną dieną 10 mums pavaldžių ir nepavaldžių įstaigų ir žiūrėti, ar kiekvieną kartą žmogus buvo priimtas teisingai ir neteisingai. Net nežinau, kada jis ten buvo priimtas ir kaip jis ten buvo priimtas.
priimtas. Na, jums, aišku, ir nereikia gilintis į detalės, jūs viceministras, jums reikia pasakyti priimti ir turbūt taip ir buvo. Viceministras negali pasakyti priimti ir taip tikrai nebuvo. Viceministras jis neturėtų galėti, bet Lietuvoje jis vis dar gali. Aš, Edmundai, galiu ranką prie širdies padėjęs pasakyti, kad negali. Procedūros yra antiek sugriežtintos, kad niekas nieko nebegali. Yra valstybės tarnyba, į kiekvieną praktiškai konkursą siunčiamas valstybės tarnybos stebėtojas, jeigu tik tai kokios svarbesnės pareigos, ir to daryti seniai jau Lietuvoje nebegalima. Stereotipas. Štai šitas žmogus ir priimtas be konkurso. Jis priimtas gal su konkursu, bet galbūt pažeidžiant procedūras, o iš veterinarijos tarnybos jau pagal įstatymą, be konkurso, pervestas į žemėtvarkos tarnybą, bet čia jau viskas vyko to pagal įstatymą. Kiek laiko jisai dirbo veterinarijos? Na, aš tikrai negaliu pasakyti. Tai iš esmės, na, tai buvo tam tikra schema, priimti žmogų tenai, po to perkelti tenai. Sąmokslo teorija, tai galima ir tai bandyti aiškinti, bet aš galiu pasakyti, kad tikrai taip nebuvo. Kad aš rekomendavau, gal ir veterinarijos tarnybos vadovui, kad yra geras specialistas, jeigu reiks, tikrai rekomenduojam paskambinti ir pakviesti konkursą, jeigu toks vyktų. Tai mes šitą įsiaiškinam, reiškia, byloje yra medžiaga, kurioje yra užfiksuota, kad jūs raginote veterinarijos tarnybos, kalbėjote su ponu, dėl pono Kisieliaus įdarbinimo veterinarijos tarnyboje. Bet tai yra normali praktika ir tą aš darau kiekvieną dieną ir to net noriu slėpti. Jeigu tai būtų socialdemokratas, jūs turbūt to nedarytumėt. Kodėl? Kodėl? Jeigu tai yra geras specialistas, aš visą laiką rekomenduoju. Ir šiandien ministerijoje reikia, nežinau, ar jose pavaldžiose įstaigose kelių dešimčių specialistų. Netaip lengva rasti šiandien aukštos kvalifikacijos specialistą, kuris sutiktų dirbti už atlyginimą, kuris numatytas pagal mūsų įstatymus. Tikrai reikia gerai paieškoti ir įkalbėti žmogų. Ir pavyzdžiui, visai nesena istorija. Įkalbėjau vieną žmogų, kad ateitų į konkursą, kad dalyvautų, nes tikrai matau, kad vertas. Dabar jis privačiam versle dirba. Ir mūsų vienoje pavaldžioje įstaigoje, UAB, šiuo atveju tai yra supaprastintas konkursas, reikia tikrai vadovo, nes įstaiga yra apleista, mes ją paveldėjom iš švietimo ministerijos. Galiu net pasakyti, Dotnuvos eksperimentinis ūkis. Įkalbėjau žmogų, lyg tai sukirtom rankom, dalyvaus konkursė, bandys pakelti tą ūkį, bet pažiūrėjęs, kokie atlyginimai, sako, žinai ką, aš per savaitę privačioj kompanijai tiek uždirbu ir neina. Ir mes turime... Na, bet tai ką įrodo? Tai ir rodo, kad jūs rūpinatės asmeniškai, kas vadovaus Dotnuvos ūkiui, kas vadovaus Kėdainių žemėtvarkos skyriui, viceministras asmeniškai. Aš rūpinos, kad mūsų pavaldžiose įstaigose būtų atitinkami pareigūnai. Ir kviečiu žmonės dalyvauti konkursuose, bet tikrai nesirūpinu, kad tie žmonės būtų priimti tarnybą pažeidžiant įstatymus. Va čia tai tuo tikrai aš nesirūpinu. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą, dėkoju už pokalbį. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj 21:50 per Lietuvos ryto televiziją. Ačiū žiūrėjusiems, iki.